aš tai vadinu girtas malsumas. Kažkur aš jį mačiau, ar ne? Kada žmogus prieina ir sako, tu žinai, vat, už savaitės dukros vestuvės, o būna, Šulija, koks oras rytoj bus, Dabar, kai reikia vaikams paaiškinti, kad ėjom čia per upę, per nerį Vilniaus miesto ribose ledu, jis ką? Ar romėnai nešiojo kelnes? Su tunikom vaikščio. O graikai, tai iš viso va. Iš viso minekai. Kodėl? Veiksmas vyko turbūt 80-ųjų pabaigoje vienoje virtuvėje. Tuo metu žmonės bendraudavo virtuvėse. Taip. Visi baliai baigdavosi virtuvėse. Taip. Dabar pati svarbiausia tema yra, kas bus su tuo karu ir Ukrainoje, ir Lietuvoje. Ir mūsų klausimas, kaip pafrontės valstybės, koks likimas yra. Tu tą savo atsakėjai? Taip. Ir greičiausiai artimiausią žiemą jinai pradės byrėti ne juokais. Vat štai tada karas ir pasibaigs. Puiku. Tas labai man patinka atsakymas. Tai va, ką sako žvaigždynė apie 26 metus? Žinau daugybę atvejų, kada redaktorius iš ryto ateina į redakciją ir sako, šiandien horoskopus rašysi. Parašiau horoskopus, nuvažiavau į Palangą, ten 2 mergos pliaže guli ir mano horoskopas skaito ir sako, teisybę parašė. Ar tau kaip astrologijos žinovui tie metai kažkuo ypatingi, tu matai ten, kas ten turi vykti, bet tas pasakymas buvo ne tai, kad jos asmeniniame gyvenime, kad tai buvo Rusijos gyvenime. Astrologija yra psichologijos promotė ir remiasi kolektyvinę sąmonę, yra suprantama visoms kultūroms. Tai pasakė Karlas Jungas. Ar Karlas Jungas buvo teisus, aš klausiu žymybės. Žymiausio Lietuvoje meteorologo, geografo, TV3 veido Naglio Šulijos. Nagli, kaip su to Karlu Jungu? Ar teko kada susidurti kokiuose raštuose? Pirmiausiai, laba diena mūsų žiūrovams. Taip, teko. Jungas, kadangi buvo laisvas žmogus laisvoj šaly, jis leido savo prabangą domėtis viskuo, iki alchemijos imtinai. Tai astrologija taip pat. Žinau, kad domėjosi ir aš naudoju kai kurios jo pastebėjimus. Pavyzdžiui, jis paliko labai įdomų pastebėjimą apie poras. Kad tos poros, kurių horoskopuose gerai dera Saulės ir Mėnulio padėtis, kiekviename horoskope yra Saulės padėtis ir Mėnulio padėtis. Saulė yra vyriškas pradas, Mėnulis yra moteriškas pradas. Ir jeigu tų 2 horoskopų, vyro ir moters, derinant juos, jeigu gerai dera šviesulių padėtis, tai tokios poros turi tendenciją išlikti ilgiau. Kaip įdomiai. Aha. Ir iš tiesų stebėjimai tai patvirtina, jiems tokiose porose gerai jiems sekasi būti tėvais ir mamomis. Gerai dera tas vyriška ir moteriška rolė ir tos poros iš tikrųjų laikosi. Puiku, mes prie astrologijos grįšim ir dar labai giliai. Bet žinai, aš norėčiau pradėti nuo meteorologijos. Ir dabar galvoju, tu kuo save labiau laikai? Meteorologu ar vis dėlto astrologu? Ar TV3 veidu? Aš taip juokauju, kad visą gyvenimą jojau 2 arkliais. Ir tuo, ir tuo. Ir meteorologija, ir astrologija. Meteorologija kasdien, kasdien pasakoju apie orus. Vilniaus universitete baigiau meteorologiją. Ir geografiją, ar ne? Meteorologija kaip geografijos dalis. Ir kurį laiką dirbau netgi Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje, budinčių sinoptiko. Čia tas, kuris sustato einamosios poros orus, ar ne? Taip. Rytoj Lietuvoje debesuota su pragiedruliais. Kur lis, kur nelis. Taip. Šitas. Bet iš tiesų, pavyzdžiui, meteorologija, kaip žmonės tave labiau traktuoja? Tu pasijauties ir ten, ir ten. O kaip labiau tave? Ar tave meteorologijos specialistas? Ar tas, kuris sudarinėja tą visą paslaptį gyvenimo? Vis dėlto turbūt viešumoje labiau meteorologija. Ir gatvėje kalbina, prieina, būna tai. Klausia, ar lis rytojo? Taip.
Išmoksti labai greitai atskirti, kada žmogui iš tiesų svarbu, o kada tai yra, aš tai vadinu girtas smalsumas. Kažkur aš jį mačiau, ar ne? Kada žmogus prieina ir sako, žinai, vat, už savaitės dukros vestuvės, tai man, gal žinai, kaip bus. Tai tada ir mėgini padėti. O žinai, iš tiesų, kaip bus už 2 savaitės? Dabar tai nesunku sužiūrėti, bent jau tendencijas. Tai nėra sudėtinga labai. Arba mėgini bent jau padėti kažkaip. Tai, o būna... Šulija, koks oras rytoj bus, tai išmoksti atsikirsti, bet dabar jau taip retai pasitaiko. Ar aš klystu, ar iš tiesų meteorologinės prognozės pasidarė tikslesnės pastaraisiais metais? Gal jūs ten kokias technologijas turi, specialias DI ar dar kažką? Neabejotinai. Atkreipkite dėmesį. Visiškai iš viešumos dingo juokeliai apie tai, kad ar ūkininkas, ar žydas, ar čigonas turi 2 sūnus ir jie visada pataiko. Vienas sako, kad lis, kitas nelis ir vienas, kuris nors būna visiškai teisus. Iš tikrųjų, dabar jau atėjo toks laikas, kada žmonės net neklausia. Jie tiesiog lenda į programėlės ir žiūri, kaip bus. Nes ketvirtadienį lenda į programėlės ir žiūri, kaip bus savaitgalį. Jiems jau nebekyla klausimas, ar taip bus. Jie žiūri, kaip bus. Vadinasi, jau, tarkim, nepilno vieno žmogaus, mano gyvenimo pakako, kad įvyktų pokytis nuo to gal bus, gal nebus, iki to, kaip bus. Dar meteorologija turi neatsakytų klausimų. Tarkim, kokia bus vasara, kokia bus žiema. Taip, ilgalaikės tendencijos. Ten dar yra problemos. Tai iš karto ir paklausiu, o 26 metų vasara jau daugmaž taip jau nusimato, ar irgi iš tų nežinomų? Niekas nežino. Kol kas niekas nežino. Klimato kaita atsakys, ar ne? Ir tai dar neaišku, nes tarsi ir turėtų būti klimato kaita ir visuotinis atšilimas ir visa kita. O didžioji Europos daly ši vasara buvo tokia, sakykime, labai jau vidutiniška. Vėlgi, klimato kaitos šalininkai sako, būtent taip, kad tas nukrypimas nuo normos tik dar kartą patvirtina, kad klimatas bendrai paėmus šyla. Tai, sakykime, mano akimis žiūrint, tas judėjimas globalinio atšilimas vyksta. Taip, jis vyksta. Tikrai, neabejotinai. Mano vaikystė. Iš Žirmūno į Antakalnį eidavom užšalusios Neries ledu. Ir tai buvo, kaip ir norma, nes šiemet ėjom pas močiutę į Antakalnį ledu ir kitais metais eisim, čia kaip ir savaime suprantam. Dabar, kai reikia vaikams paaiškinti, kad ėjom čia per upę, per Nerį, Vilniaus miesto ribose ledu, jis ką? Tai keičiasi, tikrai. Bet kitas dalykas, kad tie klimato kaitos kai kurie šalininkai ten jau taip religinio fanatizmo požymius rodo. Tai čia yra kita tema. Bet žinai, kas man pastaruoju metu aš pasiseka sutikti žmonių, mokslininkų, kurie pradėjo neigti klimato kaitą. Aš apie Trumpą nekalbu. Aš kalbu apie Lietuvos mokslininkus, netgi 2 šiemet sutikau, kurie sako, čia žinokit labai abejotina, ar vyksta klimato kaita. Čia tiesiog yra gamtos dėsniai, gamtos ciklai, kas kiek tai tūkstmečių pasikeičia kažkas. Tai aš galvoju, tai yra nauja. Iš tikrųjų taip. Ir aš esu kaip gamtamokslis, ar ne? Aš žinau, kad klimatas keičiasi nuolatos. Ir Žemės istorijoje kaip tokioje buvo viskas, ką mes galime įsivaizduoti. Visa planeta buvo kaip viena sniego gniūžtė. Ir ilgai buvo. Visa planeta buvo perkaitusi, ten augo 6 metrų žolė, ganėsi neįsivaizduojamo dydžio gyviai, kurie tą žolę ėdė, buvo. Ar tada buvo pramonės įtaka? Ne, nebuvo. Tai mano akimis viskas vyksta cikliškai ir ta įtaka, kurią čia mėgina mums įteikti, kad čia būtinai tik ir vien tik
pramonės įtaka ir žmogaus įtaka, atleiskite, aš būsiu skeptiškas. Reiškia trečias mokslininkas, sutikau trečią, kuris truputėlį taip dvejoja. Ar tos jėgos kažkaip gamta ir žmogaus įtaka gali tarpusavyje kažkaip tai koreliuoti? Atsakymas taip, kodėlgi ne. Bet ar tai yra vienintelis lemiantis veiksnys? Atleiskite, niekaip nepatikėsiu. Tai dabar tu man pasakyk, ar astrologija numato klimato kaitą? Tiesą sakant, negirdėjau, kad astrologija domėtųsi klimatu. Bet astrologija domisi orais taip pat. Aš ilgą laiką buvau skeptiškas dėl to, nes savo astrologinės karjeros pradžioje kažkaip net lengvai šaipydavausi iš tų, kurie sakydavo, kad astrologija gali numatyti orus, nes zodiako rate nėra nei milibarų, nei metrų per sekundę. Bet paskui perskaičiau, ką rašė to klausimo ne kas kitas, o Klaudijus Ptolemėjus. Tai yra pirmas ar antras mūsų eros amžius. Ir ten buvo aprašyta labai gražiai metodika, kaip reikia žiūrėti, į ką reikia kreipti dėmesį. Ir tada supranti, kad jeigu truputėlį pakeičiam koordinačių tinklelį, štai viskas prognozės yra. Kaip tai, kas ten per metodiką, tai yra žiūrima tam tikrų būdų į mėnulio jaunatis, pilnatis ir ten kitus dalykus. Ir aišku, įvertinimas yra kitas. Ir žiūrėk, sakom, kad oras karštas, ar ne? O būna, kad šaltas. Ar ne? Išeini į lauką ir šalta. Taip. Dvelkia šalčiu. Taip. Tai va, antikos ir viduramžių žmogui šiluma ir šaltis buvo kaip savarankiškos substancijos. Tai yra, orai gali būti 4 būsenų. Sausas, karštas, sausas, šaltas. Šlapės, karštas, šlapės, šaltas. Bet vis tiek kalbėjai apie klasikinę Graikiją, apie romėnus. Bet tengi šilta visada buvo, va? Ne, ten buvo ir šalta pas juos. O pasirodo. Aišku, buvo kitaip, bet kaip čia pasakyti, apie klimato kaitą. Aš visiems klimato kaitos entuziastų klausiu, sakiau, klausykit, o ar romėnai nešiojo kelnes? Su tunikom vaikščio. Va. O graikai, tai iš viso va. Iš viso, minekai. Kodėl? Juk nebuvo taip, kad nežinotų. Skitai, pavyzdžiui, tuo pat metu jau kelnes turėjo. Taip. Ne? O kodėl nešiojo graikai? Taigi šilta buvo. Va. Tarsak. Va. Ir netgi matyt, kad šilčiau negu dabar. Nes jeigu toliau tęsis šitą tendenciją, tai galiausiai net ir vyrai pradės nešioti tunikas. Ir grįšim prie to, prie ko gyveno antikos graikai ir romėnai. Bet grįžtant prie astrologijos ir orų. Tai tam tikrų būdų analizuojame mėnulio jaunatis ir pilnatis ir matome tendencijas. Ir tada žinome, kad orai nuo vienos lunacijos iki kitos vyraus arba ten kokie, tarkime, sausi ir šilti arba sausi ir šlapi orai. Ir po to jau žiūrim niuansus. Tai pradėjau žiūrėti į orus tokiu būdu ir pradėjo kai kada tvirtintis. Dažnai pradėjo tvirtintis. Bet šiaip tu esi mokslinio proto sanklodos žmogus. O man astrologija, gal aš klystu, pataisysi, man astrologija visada kažkur tokia parapusėserė. Nei mokslas, nei emocijos, kažkokie tokie burtininkai. Tu pasakyk, kaip tu ten atsidūrei? Aš pats nežinau. Kai kada aš galvoju, kad ne aš atradau astrologiją, o pati astrologija atrado mane. Veiksmas vyko turbūt 80-ųjų pabaigoje vienoje virtuvėje. Tuo metu žmonės bendraudavo virtuvėse. Taip. Visi baliai baigdavosi virtuvėse. Taip. Vynų nebuvo, arba jeigu buvo, tai blogas vynas, taip vadinamas rašalas, vynų niekas negerdavo. Alus buvo siaubingas, tai irgi tik latrams.
prie degtinės ilgai nepasėdėsi, nes nusmiksi, tai visi gerdavo arbatą ir diskutuodavo svarbiomis temomis prie arbatos puodelio. Ir štai viena virtuvė ir vyriškis manęs klausė, o kada tu gimei? Nu, tada ir tada. O kiek buvo valandų? Nu, tiek. O kodėl jūs klausėte? Vat aš domiuosi. Ir tai buvo tas kabliukas, užsikabino ir pradėjome bendrauti, užsikabinau. Mokslu tas nekliudo. Nes tiek, kaip sakau, tu mokslo žmogus esi. Taip. O kas apskritai, kas yra mokslas? Mokslas tai yra sugebėjimas tyrinėti ir analizuoti. Tai kodėlgi ne astrologiniu būdu? Žiūrėk, tu astrologija jau esi toj kategorijoje, kai jau tikrai tave galima vadinti tokiu jau labai žymiu, žinomu astrologu, nes susidarinėjai prognozes ir ilgalaikės, ir trumpalaikės. Tu man pasakyk, kaip atsitinka, kad šitoji, nežinau, paramokslo dalis nesugeba numatyti tokių įvykių, kurie yra letaliniai, kurie yra tikrai siaubingi, kaip karai, kaip tsunamiai, kaip koronavirusai. Prieš visus tos įvykius negirdėjau nei vieno astrologo, arba gal jų nepublikuoja, kad sakytų, hebra, sustokim, ateina tokie ir tokie laikai, bus labai blogai, žus žmonės. Kaip čia taip yra? Nesimato žvaigždės? Galbūt čia yra astrologų kokybės klausimas. Kas dėl žemės drebėjimo? Pavyzdys. Pameni, buvo žemės drebėjimas, ten Indonezijoje nušlavė ten salą, ten žuvo daug žmonių ir taip toliau, ir taip toliau. Pasirodo, karališkasis Tailando astrologas atėjo pas jo didenybę ir sakė, žinote, gerbiamas karaliau, čia gali būti bėda, gali būti kažkas tai su gamtos reikalais, galbūt žemės drebėjimas arba potvynis ar kažkas, aš jau ten nebeprisimenu tiksliai, apie kaip ten buvo formuluojama, bet jeigu jo didenybė atliks tam tikrą ritualą, tai bėdos pavyks išvengti. Ir karalius Tailando, ar Birmų, žodžiu, ten atliko ritualą ir iš tikrųjų ta tsunamio banga būtent tos pakrantės ar nepalėtė, ar palėtė labai minimaliai, ten kažkas tai tokio. Dabar kas liečia karus. Na, pradėkim nuo to, kad po antro pasaulinio karo apskritai ta tema buvo pradėta, tos temos pradėta vengti. Nes matyt, kad antras pasaulinis karas buvo toks skausmingas ir tokiam dideliam žmonių kiekiui, kad apie karus ir apie mirtį kaip tokią kalbėti pasidarė nebetaktiška. Ir ta tema, jinai kažkaip išėjo iš apyvartos. Atrodytų, kas čia tokio? Aš mirsiu, tu mirsi. Visi čia... Taip, visi, kas gimė, tas miršta, čia nieko naujo. Čia nieko tokio, kaip ir. Bet pasirodo, kažkaip nebegalima apie tai kalbėti. Ir mirtis ir mirimo procesas, jisai kažkaip iš kultūros apskritai išstumtas. Dabar mes mirštam kažkur tai ligoninės palatoje, žinai, prižiūrint seselį. Nebėra taip, kad ūkininkas guli mirties patale, ūkis vyriausiam, vidurinė į kunigus, dukrai kraitį ir ištekinti už turtingo, o tas jaunilis durnius vis tiek tai mokslą gali eiti. Vis tiek nieko prie ūkio netinka, tai gali į mokslus eiti. Ir atsisveikinimas su visais, aš išeinu, viskas. Gal čia dėl to, kad nebeliko dangaus karalystės? Nebėra kur eiti? Nežinau. Bet šiaip ar taip tema pasidarė tokia tabu ir atitinkamai, kai pasidarė išstumta iš dėmesio, tai niekas nesidomi ir specialistų nėra ir panašiai. Tai dabar palauk, žmonės vis tiek eina pas astrologus, nori savo ateitį matyti, kažkaip modeliuoti gyvenimo įvykius. Taip. Tu pasakyk, ko jie pas tave ateina, ko jie tikisi? Žodis modeliuoti čia yra labai tinkamas. Iš tikrųjų, tendencija. Apie ką mes kalbam? Pati žinai. No. Būna toks laikas, kada darbai einasi su daina. Taip, baltoji ta juosta varo.
O būna taip, kad ir darbai neina, ir gyvenimas toks kažkoks, kad kaip musė kandės eini, žodžiu, kaip pančiai ant kojos, žinai, ir viskas blogai, ir dangus pilkas, ir niekas nesiseka ir panašiai. Klausimas, kada tai baigsis? Kodėl? Astrologas turi paaiškinimą. Dėl to ir dėl to. Tokia ir tokia įtaka, visą kitą. Tai ateina žmonės susidėlioti. Susidėlioti, kas bus, kokios tendencijos, kaip čia, ką geriau daryti, ko geriau nedaryti ir panašiai. Sakykime, yra aišku, kad, pavyzdys. Matom, kad bus ponia ateina, jauna dama, matosi, kad keleri metai profesijos srityje gali būti sunkus. Ja, sako, iš tikrųjų, ten ant manęs nori užversti, reiškia, ten kažkokių projektų rašymą, vykdymą, ten vienas galvos skausmas. Kiek truks? Matom, kad ta planeta, kuri formuoja tokią situaciją, jinai tam tikroj pozicijoje bus porą metų. Wow. Tarkim, pavyzdys. O jinai taip kažkaip sako, sako, bet jeigu aš išeisiu į dekretą, tai aš po poros metų grįšiu ir ta įtaka jau bus praėjus. Taip. Viskas, sprendimas. Įsisprendžia, ar ne? Tai apibendrinant, toks kaip aš padeda susidėlioti algoritmą. Kaip patogiau gyventi. Taip, sakykime. Sklandžiau, kad būtų savas ritmas, kad būtų savas gyvenimas ir panašiai. Bet, žinai, aš vienu metu buvo mūsų spaudoje žiauriai populiaru, visi skaitydavo tos horoskopus ir ten šiai dienai ir šiai savaitei ir mėnesių visam būdavo. Paskui kažkaip prapuolė tas interesas ir pasirodė, kad čia kažkokie liktai, dar kažkas pasišaipė ten maždaug, man atrodo, Henrikas Vaitiekūnas kolega parašydavo horoskopų tokių, kur ten irgi labai pildydavosi. Ir paskui kažkaip nuslopo tie visi dalykai. Tu man paaiškink, kodėl tam tikrais periodais, po antro pasaulinio karo, sakai, nustota domėtis, nes karo baimė buvo. Po nepriklausomybės atsimeni atsirado Kašpirovskiai, visi visokie Hilleriai, ten važiavo kažkas, astrologija buvo aukštumoje. Dabar kaip yra? Dabar, man atrodo, toks yra truputėlį štilis. Lietuvoje tikrai taip. Tada aš manau, kad tai susijęs su tuo, ar ateitis yra apibrėžta ar neapibrėžta. Laukiniais 90-aisiais mums tikrai kiekvieno iš mūsų, o taip pat ir mūsų visų ateitis buvo nelabai apibrėžta, galėjo būti kiekvienam žmogui ir mums visiems ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Nes reikėjo kažko tai, kas pasakytų, kaip maždaug galėtų viskas dėliotis. Ir tokiu būdu ta astrologija kaip tokia jinai buvo svarbi. Dabar aš klausiu verslo žmonių, ar astrologija jums reikalinga kaip tokia. Sako, verslas apdraustas 3 kartus. Tai jeigu neišdegs, tai sako, pasimsiu draudimą, šitą uždarysiu, atidarysiu kitą. Verslą. Ar čia astrologo reikia? Ne. Tokie, žinai, bet yra žmonių, kurie ten investuoja kokias akcijas, ten galvoja, o gal dabar pirkti nekilnojamą turtą Ispanijoje, nes neaišku, kas čia bus po metų toje Lietuvoje, tai tiem turėtų būti labai reikalinga. Ar klystu? Taip, šitiems reikalingiau. Reikalingiau smulkiam ir vidutiniam verslui. Nes jiems reikia kovoti dėl savo ateities, jiems dėl savo išlikimo, tai jiems labiau reikia ir taip. Vyrai ar moteris yra tavo klientai? Labiau moteris. Moteris. Emocingesnės. Smalsesnės, žingeidesnės, joms labiau reikia, panaudos, nepanaudos, bet bent jau išklausys. O tavęs kartais nepainioja, pavyzdžiui, su kokiu psichoterapeutu, psichologu? Ne. Pagal funkciją turiu galvoje, kad ateisiu ir išspręs mano problemas. Ne. Ačiū Dievui, ne, nes galiausiai aš ir nemokėčiau. Netgi būna taip, kad yra aišku, kad astrologiškai įvykiai rikiuojasi tam tikra seka ir taip pat yra aišku, kad, tarkim, sprendimo reikės, štai tada ir tada. Tarkim, ten po mėnesio ar po 3 ar po 5. Ir klausimas tada,
koks tu ateisi į tą sprendimą. Bet čia jau nebe mano darbas. Tada aš siunčiu pas bičiulį, sakau, klausyk, vat čia yra žmogus, po tam tikro laiko tarpo, žinome kokio, jam bus krizė, kurios metu jam reikės išvairuoti ir išsispręsti. Iš astrologinės pusės žiūrint, viskas dėliojasi taip ir taip ir taip, bet tai bus labai svarbu, koks tas žmogus bus tuo metu. Tai čia jau tavo darbas. O bičiulis kokia profesija bičiulio? Psichologas. Psichologas. Ja, psichologas. Ir nukreipi pas kitą specialistą, reiškia, kur ten jau jo daržas, nebe mano. O žiūrėk, apie etiką astrologija yra tokia savoka kaip etika, pavyzdžiui, tu matai, kad žvaigždės ten dėliojasi ir prognozuoji, kad gali būti liūdniau. Ar etiška žmogus sakyt, kad važiuok, čia tavęs laukia klupimas arba netgi labai didelis? To ir ateina. Vadinasi, klausimas yra ne ar, o kaip, pasakysi. Va. Tai kaip ir tiesiai į akis viską pasakai žmogui, ar ne? Nėra tokio voliojimo, vyniojimo į mandagumus. Kaip, visi mes galime būti storžieviai ir drėbti kažkaip tai nevyniojant ir skaudžiai, o galime pasakyti kaip nors paprastai, arba mandagiai, arba kultūringai. Tai stengiuosi taip ir daryti. Tai nereiškia, kaip čia pasakyti, jeigu tu matai, kad jeigu aš matau, kad bus kažkoks sunkus laikotarpis, tai aš ir privalau tai pasakyti. Pas mane to atėjo. Kartu yra išsinagrinėjam, kaip ten bus. Tai yra, kada prasidės, kada reiškinio, taip sakant, maksimali įtampa arba didžiausia amplitudė, kada jis pradės slūgti, kada pasibaigs ir panašiai. Tai taip ir kalbam. O jeigu ten matai, kad, pavyzdžiui, ir kelio pabaiga šviečiasi, ką tada darai? Niekada nėra aišku, kada tiksliai tas kelias pasibaigs. Va. Ačiū Dievui, galiausiai, ačiū Dievui, manęs ir dar ir kaip ir mažai tokių žmonių, kurie klausinėja. Vieną kartą tik tai, sakykime, buvo toks klausimas, kuris mane į aklavietę įgrūdo. Tas buvo mano astrologinės karjeros pradžioje. Aš gavau laiškelį iš kito miesto ir moteris sako, jūs žinote, sako, ar aš dar pamatysiu alyvas? Sako, dabar jau ruduo, sako, aš sergu, aš žinau, kad jau pabaiga netoli, bet po mano langu taip gražiai žydė alyvos, ar aš dar pavasarį jas pamatysiu ar ne? Ir tada aš nežinojau, kaip žiūrėti ir ką pasakyti. Neprisimenu, ką aš ten parašiau, mandagaus tokio. Bet aš tada dar nežinojau metodikos, nežinojau, kaip tą klausimą išnagrinėti, ką jai pasakyti. Tai dabar jau žinočiau. Kita vertus, tu tobulėjai visą laiką šitoje srityje, ar ne? Nėra taip, kad tu išmokai vieną kartą tą žvaigždės ir jų visokias ten konfiguracijas ir jų įtakas ir užtenka. Tu turi visą laiką judėti, ar ne? Čia jau yra kelias, kur kelio atgal nėra. Tu visada stebi gyvenimo reiškinius ir nuo to atsipalaiduoti jau nebegali. Kai kada būna intensyviau, kada ne taip intensyviau, kai kada ateina kokia nors tema ir pasidaro jinai svarbesnė, kai kada tų temų būna mažiau, žinai, bet visą laiką kažko mokais. Bet turbūt dabar pati svarbiausia tema yra, kas bus su tuo karu ir Ukrainoje, ir Lietuvoje. Ir mūsų klausimas, kaip pafrontės valstybės, koks likimas yra. Tu tą savo atsakėjai? Taip. Toks atsakymas truputėlį nestandartinis. Kažkoks arabų šeichas pasakė, žinote, akmens amžius baigėsi ne dėl to, kad baigėsi akmenys. Titnago vis dar galima susirasti ir strėliuojant galiu prisikapoti, prašau. Ir naftos amžius pasibaigs ne dėl to, kad pasibaigs nafta. Tiesiog atsiras kitos technologijos. O šitas konfliktas baigsis tada, kada pasibaigs Rusija. O Rusijos gyvenimas, jisai vyksta cikliškai. Yra tam tikras ritmas, tam tikras ciklas ir jis maždaug 40 metų trukmės. Ir kada baigėsi vienas ciklas ir prasideda kitas, su ta šalim vyksta tokie sunkus, nemalonus dalykai, jai būna ne iki išorės.
Pavyzdžiui, Tai kiek maždaug? 1917 revoliucija. Baigėsi carinė Rusija, prasidėjo bolševikinė. 1953 baigėsi bolševikinė, Stalino mirtis. Baigėsi bolševikinis ciklas, prasidėjo socialistinis. 1989 baigėsi socialistinis ciklas, dar iš inercijos kurį laiką pabuvo, bet žlugo, netrukus žlugo ir visa sistema. 89 prasidėjo tas soclagerio žlugimas ten ir visa kita. Ir štai dabar tas baigėsi tas, sakykime, pavadinkim, KGBistinis ciklas ir jisai pasibaigs 26 metų vasario mėnesį. Žiemą, artimiausia žiemą. Tai čia visai greitai, klausyk, wow. Ir, greitai. Tik tai tiek, kad man užtruko suprasti šitą dalyką. Aš vis ieškojau to karo pabaigos kažkada tai greičiau. Bet ne, pasirodo, kad greičiausiai tai bus susijęs su ta šalim. Ir kada aš stebiu kitų specialybių pasisakymus apie ekonomiką tos šalies, apie jos sąrangą, aš matau, kad ne tuoj pradės byrėti. Ir greičiausiai artimiausią žiemą jinai pradės byrėti ne juokais. Vat štai tada karas ir pasibaigs. Tai žinai, aš taip manau. Aš labai tikiu, kad tu gerai manai, kad taip ir bus, čia tik melskimės tam. Bet vat, kai prasidėjo tas karas Ukrainoje, tai viena tokia pati irgi labai žinoma astrologė, neminėsiu pavardės, nes ji nesu ją suderinta, pasakė, šitas karas baigsis po 2 mėnesių arba po 2 metų. Tai kaip ir 2 mėnesiai praėjo, kaip ir 2 metai praėjo ir nesibaigė. Ir aš tada labai suabėjau, galvoju, tai ar blogai interpretuoja tos žvaigždžių judėjimus ir tuos keliavimus, ar kažkas klysta tada? Trūksta žinių. Matyt, kad nes žmogus nesuprato, kaip analizuoti reiškinį. Kokį reiškinį tu matai. Aš irgi karui prasidėjus galvojau, kad čia neilgam, kad čia greitai. Pirmiausia, buvau skeptiškas dėl karo apskritai. Man atrodo nesąmonė. Nesąmonė. Tik 21 amžius, koks karas? Koks karas? Čia gyvenimas. Ne, į astrologiją daug nežiūrėjau, bet man atrodo kvailystė. Karas prasideda, pradėjau žiūrėti, ir taip žiūrėti, taip norisi, kad jis pasibaigtų greitai. Ne, nesibaigė gyvatė. Ir tada pradėjau galvoti, kodėl jis nesibaigė. Ir tada paaiškėjo, kad čia turbūt ne karas. Kad tas karas yra pasiekmė kažko kito. Ir tas kažkas kita ir pasibaigs 26 metų žiemą. Tik daug dieve. Bet dabar iš to išeina mano kitas klausimas. Ar tau teko analizuoti, pavyzdžiui, kad ir to Krugerio Putino arba to keistuolio Trumpo horoskopus, ar tu matei, kas ten darosi juose? Taip. Donaldo Trumpo horoskopas yra visuotinai prieinamas. Prašom. Astrodata banke. Dvyniai, labai aiškiai ten, jame yra nekilnojamo turto, taip sakant, verslas matyti, tekantis gimimo metu tekėjo liūto ženklas ir tekantis Marsas, iš čia jisai toks... Karingas. Taip. Tai tas ir matėsi, ir jam šitie rinkimai paskutiniai buvo labai palankus laikas, ten patogiai labai viskas sukrito, žinai, ten su asmeniniais ciklais sutapo, tai buvo aišku, kad jį išrinks. Dėl Putino yra hipotezė, yra oficialiai paskirta gimimo data. Jisai slepia tą tikslą. Taip, o toliau kas ten žino su tais KGBistais, žinai? Ar čia tikra data, ar netikra data, ar čia taip yra, ar kitaip yra, žinai, saliai žinai. Tai čia reiškia, netgi tos minutės turi įtakos. Taip. Nes astrologas jisai turi išsiaiškinti, kaip atrodo dangaus skliautas ties ta vieta, kur žmogus gimė ir tuo metu. Nes jeigu laikas tas pats, bet vienas gimimas Lietuvoje, o kitas Amerikoje, tai dangaus skliautas atrodo tuo pačiu metu visai kitaip. Tai kas ten žino su to Putino, kaip ten buvo?
O kaip tau pačiam regis tie politikai, tarkim, lyderiai visuomenės, žmonės, kurie priima sprendimus, kurių galia yra priklausanti visiems, ta prasme, kad nuo jų galios daug kas gali pasikeisti, kaip tau atrodo, kai jie patys eina pas astrologus ir priimdami sprendimus ten aiškinasi, kažką dėlioja. Reiganasgi toks buvo. Taigi Nancy Reagan buvo jo, taip sakant, žvaigždė, kuri ten, turėdama dabar nepasakysiu, kokia ten, Joan Quinley prognozės buvo. Jo, aš nežinau tos astrologijos, bet jiнаigi nieko nedarė be šitos Joan. Nu, čia mums dabar taip atrodo, kad nieko nedarė. Taip sako, bet taip prašau. Taip sako. Kad kontaktai buvo, taip, kontaktai buvo. Kad konsultacijos kažkokios tai buvo, taip buvo. Kad Joan savo nuomonę išsakė, taip. Kokiu mastu į tą nuomonę buvo atsižvelgiama, čia jau kita tema. Tai lygiai taip pat su astrologijos ir tų sprendimų priėmėjai, su astrologijos ir sprendimų priėmėjų santykiu. Tu nuomonę gali išklausyti? Gali, aišku. Kodėlgi negali išklausyti nuomonės apie meteorologo, nuomonės apie klimatą, arba tenai geologo apie kokius nors žemės drebėjimus. Tai čia dar viena nuomonė. Bet žinai, galima radikaliau klausti, ar tai žmogaus išmintis, ar tai žmogaus kvailumas ir bijojimas priimti sprendimą? Įimas ieško trečio kelio. Kuo daugiau susirenki apie tą pačią temą susirenki nuomonių, tuo lengviau priimti sprendimą pačiam. Tai kodėlgi ne? Turiu bičiulį indą, astrologą. Tai ten Indijoje tai yra kultūros dalis, natūrali, ir kasdieniam gyvenime, ir politiniam gyvenime, ten tas konsultacijos vyksta pilnu tempu, prašom. Tas pats Indijos prezidentas Modis, jis kuo puikiausiai išmano astrologiją, naudojasi astrologiniais metodais. Taip pat ir. Tik tai svarbus vienas dalykas. Ir šitą taisyklę man įkalė į galvą ponia iš Kauno, kurios aš niekad gyvenime nesu matęs, bet formulė skambėjo taip. Jeigu kepdamas kiaušinį muši ne į keptuvės kraštą, o į keptuvės kotą, joks horoskopas nepadės. Tai yra astrologija ne vietoj kažko. Astrologija yra į pagalbą kažkam. Nes vaistų dozes reikės parinkinėti gydytojui. Astrologija gali šiek tiek padėti, kalbėti apie ligos eigą. Apie tai, kaip rengtis, reikės spręsti pačiam. Astrologija gali padėti įsivaizduoti, kokie orai bus tuo ar kitu laikotarpiu. Ir panašiai. Rugius kulti reikės pačiam. Astrologija gali padėti įsivaizduoti, kada tai galbūt patogiau daryti ir plius minus apytikriai koks derlius bus. Tai astrologija yra ne vietoj kažko. Astrologija yra į pagalbą kažkam. Tai jeigu grįžtant ir tęsiant tą politinio gyvenimo temą, kaip tu matai tą pas mus politinę dėlionę dabar Lietuvoje, kas čia vyksta? Kur link, neklausiu šios dienos analizės, bet kur link tai nuves? Ar tu domėjaisi? Šiuo metu, pastaruoju metu mažai domėjausi, tiesą sakant. Manau, kad tam, kad užklupai mane. Užklupau, paklausiu. Taip. Įprastai kažkur metų pabaigoje aš sėdžiu prie brėžinių, suku galvą, galvoju, kas čia bus, kaip čia bus ir panašiai. Tai dar ne metų pabaiga. Kol kas tą temą palikime, bet iš tikrųjų tai geras klausimas, reikės pasigrįžus. Dargi gruodis prieš akis. Taip. Tai galim susitikti gruodį dar sykį pakalbėti. Gerai, galėsim. O pavyzdžiui, valdžioje tie žmonės, kurie atsiduria sprendimo priėmimo vaidmenyse, kokie dažniausiai vyroja ženklai zodiako? Ar nėra tokios tikimybės, kad tik tokie ar anokie? Ne, nėra. Gali būti bet kas.
Tik tai bus stilistika skirtinga. Žiūrėk, kiek bus 2x2? Nu tai jau labai aišku, 4. Avinas, tiesiai šviesiai, 4. Jautis, praktiškai 4. Dviniai, apklausus visus, 4. Vėžys, aš jaučiu, kad 4. Liūtas, visą dėmesį į mane, ačiū, 4. Mergelė, atlikus kruopščią statistinę analizę, tenka pripažinti 4. Svarstyklės, atsižvelgusi visų nuomonę, 4. Skorpionas. Patikrinus silpnasias teorijos vietas, aiškėja, kad vis dėlto 4. Ir taip toliau. Vadinasi, tai yra stilistika, tam tikra stilistika. Ir tie valdžios žmonės, jie tą stilistiką... Ir mes matom tą stilistiką stebėdami valdžios žmonės. Pavyzdys. Jautis. Kažkas tai tokio praktiško, patogaus, racionalaus, sultingo, tokio skanaus, ar ne? Gerovės valstybė. Dviniai. Ar ne? Ten pasakiau taip, ten pasakiau anaip, ten pasakiau taip, ten pasakiau taip. Trumpas. Dėl jo Twitteris pirmos kadencijos metu net 2 padidino ženklų skaičių. Kad tik leisti jam kalbėti. Šiandien pasakiau taip, rytoj pasakysiu kitaip. Anokia čia bėda. Ir taip toliau. Man atrodo, čia mes turime ir vienius dvinius irgi čia nuolatos skandaluose skęsta. Turim. Čia pasakiau taip, rytoj pasakysiu kitaip, anokia čia bėda. Va, ten... ir taip toliau. Tai reiškia, politika yra politika, bet kartu mes matom tam tikrą atspalvį ir tam tikrą stilių. Žiūrėk, o kaip tu pats vertintas bendrinės prognozes, kai yra publikuojamos, tarkim, mėnesio prognozes, kad ir avinui, ten liūtui, skorpionui. Taigi tuo avinų, liūtų, skorpionų pats sakei, vienas vienam gale, kitas kitam, žvaigždės ten buvo ir ten. Kaip tas bendrinės prognozes traktuoti? Ar jos gali būti teisingos, tikros ir ar tuo verta tikėti? Žinau daugybę atvejų, kada redaktorius iš ryto ateina į redakciją ir sako, šiandien horoskopus rašysi to. Tai taip būna? Atsakymas taip, tai būna. Va, parašiau horoskopus, nuvažiavau į Palangą, ten 2 mergos pliaže guli ir mano horoskopas skaito ir sako, va, teisybę parašė. Tai ar taip būna? Atsakymas taip būna. Kartu aš ir pats juos rašau. Dabar žiūrėk. Į tam tikrą zodiako ženklą ateina Venera. Atėjo Venera. To ženklo atstovai visi šiek tiek atsipalaidavę, šiek tiek jausmingi, šiek tiek nori kažko tai gražaus savo. Tai taip ir kalbėkim. Į tam tikrą zodiako ženklą atėjo Marso planeta. Dauguma to ženklo atstovų tampa tokie užsivedę, sportiški, tokie žodelio kietesnio nešykšti ir panašiai. Tai apie tai ir kalbėkim. Vadinasi, yra klausimas tik tai rasti savo tinkamą autorių. Tai žinai, kuriuo tikė, ar ne? Kuris tau rezonuoja. Kuris tau rezonuoja. Rezonuoja. Taip, vat šitas daugmaž dažniausiai kaip ir į tą pusę, žinai. Tai tada jį ir skaitom. Tu pažiūrėk, dar yra toks klausimas, bet man atrodo, aš jo nepaklausiau. Ar ta žvaigždžių informacija, kur yra, jinai yra akivaizdi visiems tiem, kurie analizuoja, turiu galvoje astrologus. Ar gali būti, kad vienas astrologas vienaip interpretuoja, kitas kitaip? Kiek tam yra kūrybinio tokio polėkio? Oi, kiek buvo amžių, tiek šitą klausimą atsakymo nėra. Aš manau, kad tai priklauso nuo astrologo asmenybės. Intelektas čia turi įtakos? Kas? Intelektas. Nebejotinai. Intelektas, išsilavinimas, akiratis, apsiskaitimas, blaivus protas, sugebėjimas įvertinti, sugebėjimas pasižiūrėti į viską šiek tiek iš atstumo.
tada visą tai turi be jokios abejonės. Tai Interpretacija. Tai yra ne klaidos, o kūrybinis požiūris tiesiog, ar ne? Kitaip tariant. Greit, kad pavadinkim taip. Pavadinkim kūrybinio požiūrio arba pavadinkim tai asmeninę interpretaciją. Vis tiek tai yra, vis tiek tame asmeniškumo vis tiek visada bus. Daugiau arba mažiau. Geriau, kada mažiau. Kada mažiau, ar ne? Kad žmogus sugebėtų atsisėti. Taip. O tu, pavyzdžiui, kaip tu atsisėjai, tarkim, nuo savo sūnų. Vieną mes neseniai rodėm stiliuje. Augustiną. Nuostabus, puikus, tiesiog fantastiškas žmogus karštuose taškuose. Kitas yra pilotas, ar ne? Skraidantis. Taip. Ar tu matai jų kelią, ar tu žinai jų kelią, ar jie tau, taip sakant, nesikišk tėvai prie mūsų? Stengiuosi kištis kuo mažiau. Vis tiek, su astrologais taip yra, neprašo, nelysk. Va, bet taip, prie kepsnio kokio nors pasikalbame. Vėlgi, gyvenimo kelias vyresnio buvo aiškus, kai jam buvo 5 metai, gal 5 kokie. Mes gyvename Žirmūnuose, jis klūpėjo virtuvėje ant taburetės prie virtuvės lango ir mums tėvams pasakojo, koks lėktuvas skrenda. Ar tai buvo Boeingas ten 737-200, ar ten buvo aerobusas, ten toks ir toks, brūkšnelis tiek ir tiek. Nes man lėktuvai 2, su propeleriais ir ne su propeleriais. O jis vardijo, reiškia, konkrečiai koks. Ir giminiai pilotų nebuvo. Oi, labai tolimas giminaitis pirmam pasauliniam, žinai. Bet tai yra tikrai labai tolimas. Va, tai vadinasi, vaikas jau iš karto mato. Tai kada norėjo, klausimas buvo, kur stoti po mokyklos, jis norėjo į aviaciją, bet ten buvo labai, mokama vieta ir paskola labai didelė. Vis tiek aš paremiau jį, sakiau, ten tavo vieta, žinai, kaip nors atiduosi. Tai paskui viskas buvo gerai. Va, o Augustinas, jisai, gerai. Žiūrėk. Kiekvienam horoskope yra sritis, kurie atsakinga už komunikaciją, bendravimą, judėjimą, trumpas keliones. Ir dabar turim Saulė, Marsas ir Plutonas vienoj vietoj. Jau brandolys, Dieve padėka, Skorpiono ženklė. Ir vietoje, kurie atsakinga už komunikaciją. Tai kuo kitu, jeigu ne karo arba konfliktų žurnalistu, tu gali būti. Tik tai tuo. Ir tai yra prigimties dalis, aš labai džiaugiuosi. Niekad nesikišau, neprašomas ir labai džiaugiuosi, kad jisai rado save. Tai yra jo savasties dalis. Tai, ir tiek. Kas aš toks, kad kiščiausi į prigimtį ir yra žmogaus gyvenimo kelią. Kaip tėvas supranti tą, kad atstumą reikia išlaikyti nuo vaiko. Kaip vienas mano herojus sakė, aš tavęs neįsidėsiu į kišenę ir nenunešiu sėkmę. Ne, vėlgi tik tai tiek, kad tas Augustino tas gyvenimo būdas, aš sakau, kad jisai yra mano intuicijos ugdytojas. Nes, kai ramu, tai ramu, ar ne? Ir išvažiuoja ekspedicija ir į kelionę ir kiekvieną kartą vakare atsisėdi ir klausaisi eterio, ar viskas gerai. Lik ir gerai. Per susiskambinam, viskas gerai. O kai kada, neramu ir kažkas laužo ten nugarą, žinai, ten kažkas negerai, galų galę susiskambinam, vis atsiliepia gerai. Kaip, kas, kur esi? Pavlohrade. 2 raketų atakos per dieną. Miestas šokinėja kaip ant batuto. Tėvai mano, aš suprantu, kad jie jaudinasi, bet jie labai stipriai mane palaiko. Mano tėčiui labai įdomu, ką aš darau. Jisai visą laiką, šiaip jis man gal dažnai ir nepaskambina, bet kažkodėl, kai aš išvažiuoju į karo zoną, tai jis man labai dažnai skambina. Ir nėra taip, kad jis paskambintų ir sakytų, ar tau viskas gerai, Augustinai. Jis man sako, kaip ten, žinai, kaip toj vietoj, kas tenai vyksta, ten viskas tvarko. Tai taip, supranti. Ugdo intuiciją vaikas tėvui kasdien.
Va, bet vėlgi, žinai, toks gyvenimo būdas, toks gyvenimo kelias ir viskas, tegu žmogus eina tuo keliu. Žinai, kai gimsta vaikas, tėvai labai nori, kad kiekvienam pasisektų. Atžala turi būti sėkminga. Bet ar pažvelgęs tos atžalos, pavyzdžiui, žvaigždžių padėtį, sudėti, tu gali pasakyti, tas vaikas bus laimingas, nelaimingas, sėkmingas ar loseris, geras ar blogas žmogus, nusikaltėlis ar prezidentas? Ir taip ir ne. Tokie kaip aš stengiasi nusakyti žmogaus prigimtį. Kada mes būnam laimingi? Kada mes darom tai, kas esame. Taip, kai sutarėm su savim. Taip, kai sutarėm su savim, tada, kada žmogus daro tai, kas jis yra, jis būna laimingas. Gal jis nebūtinai būna labai turtingas arba ten dar kažkoks, tai, bet jisai būna laimingas. Tai štai toks kaip aš padeda ieškoti, kurgi yra ta tikroji prigimtis, ir ką darant, tu labiau būsi savimi. Tai iš metu gali pasakyti, kurią pusę labiau suktis, ar ne, tam vaikeliui? Taip. Nu ir gerai. Pavyzdys. Reiškia, dailininkų šeima. Meno žmonės. Šeimoje ten aktoriai, dailininkai, taip toliau. Ir štai gimsta vaikas, seneliams anūkė, tėvams dukra. Nu ir aišku, teptukai į rankas, pieštukus į kitą ranką, žinai, bus dailininkė. Ir vaikas muistosi, spardosi, ten negerai ir negerai, reiškia, kažkas ten su tuo piešimu, žinai, ir panašiai. Darom horoskopą. Visai kitas kelias, ten administratorius, tokie žmonės, karjeros žmonės būna, reiškia, jie būna, arba jeigu eina valstybės keliu, tai geri valdininkai, daro karjerą, jeigu tai eina, taip sakant, asmeniniu keliu, tai tada būna geri įmonių viršininkai, direktoriai, savininkai, reiškia, toks žmogus. Rezultatė, reiškia, vaikas gavo medinį išsilavinimą, bet vis tiek ten patapo ar kažkokios tai su menu susijusios įmonės direktorė. Reiškia, nuėjo tuo keliu, kuris buvo artimas širdžiai. Taip, vis tiek galiausiai gavosi direktorė, o ne piešėja ir Tai va dabar man atsakė klausimą, kodėl tiek daug žmonių pastaruoju metu baigia vienus mokslus, kad ir prestižinius, ten kokias teisės, ekonomikas, užsienius, ir paskui grįžta į Lietuvą ir daro visiškai ką kitą. Visiškai kokius saviugdos, ten dar kažkokios savigrožio, dar kažkokius dalykus. Reiškia, tiesiog atranda savo kelią. Gerai, dabar tada, Nagli, mes jau einam prie to, ko tikrai visi labai laukia, prie 26 metų, kad ir bendrinė prasme. Bet prieš tai paklausiu vieno dalyko apie dar tolimesnį laikotarpį. Turbūt girdėjai, kad neseniai Alla Pugačiova, garsioji, davė labai didžiulį interviu. Aš nežiūrėjau to viso interviu, aš tik kažkokius fragmentus šortuose mačiau, bet labai vieną frazę daug kas kartoja, kad Alla pasakė, kad 27 metais bus kažkas. Ir maždaug kas neaišku, bet jinai pasakė, вы сами увидите, patys pamatysite. Ar tau kaip astrologijos žinovui tie metai kažkuo ypatingi, tu matai ten, kas ten turi vykti. Bet tas pasakymas buvo ne tai, kad jos asmeniniame gyvenime, kad tai buvo Rusijos gyvenime, kažkokiam tokiam platesniam kontekste. Nu, apie motiną Rusiją mes jau truputėlį kalbėjome, kad vienas ciklas baigėsi ir kitas prasideda. Baigėsi tas, kuris prasidėjo 89 metais. Įprastai, besikeičiant ciklams, keičiasi ir šalies valdytojas. 17 caro šeima. Taip, išgalabyta. 53 mirė Josifas Stalinas. 89 niekas nemirė, bet prieš tai buvo 4 ar 5 generaliniai sekretoriai mirė. Ne? Bet Gorbačiovą irgi uždarė ir kažkur ten palaikė gerai. Taip. Vos nemirė, vos nesušaudė. Taip. Ir štai baigėsi eilinis ciklas ir aš manau, kad eilinis valdytojas iškeliaus į jo paties pasaulį. Tegu tik eina. Aišku, yra amplitudė tam tikra. Visada tai nėra, reiškia, matematiškai tiksliai. Tai pasilikim savo, reiškia, ten ar pusę metų, ar 9, 8, 9 mėnesių, kažkiek tai laiko pasilikim tam perėjimui. Bet kad ten bus suirutė ir chaosas, tai taip, jis bus. Čia nebus toks, žinai, didelio laivo skendimas ir aplinkui sukūrėjai, kurie įtrauks visus kitus. Bet tas baisiausia dar. Aš kažkodėl manau, aš taip pat savo manau, kad jie bus taip užimti savimi, kad nelabai kas rūpės išorėje.
Puiku, tas labai man patinka atsakymas. Tai va, ką sako žvaigždynė apie 26 metus? Be tos politinės analizės. Grinai, vat kaip yra ženklai, žmonės... Gerai, žiūrėk. Pasakyk. 26 metai. Vasaros pradžioje Jupiterio planeta keis ženklą. Iš Vėžio ženklo pereis į Liūtą. O dabar Jupiterio planeta yra Vėžio ženkle, tai pažaiskime Euroviziją. Jupiterio planeta Vėžio ženkle ir bus iki kitų metų vasaros pradžios. Tvarkoj. Tai iki vasaros tos pradžios mes duodam 12 balų Vėžiui, Vėžio ženklui, sėkmės balų. Toliau, duodam po 10 balų kitiems 2 vandens ženklams, tai Skorpionui ir Žuvims. Toliau peržengiam per negretimi ženklai, bet dar taip, tai yra nuo Vėžio Jautis ir Mergelė. Duodam po 6 sėkmės balus. Toliau duodam, kitiems nebeduosim. O Liūtui kaip? O kitais metais keičiasi situacija. Jupiteris pereina iš Vėžio ženklo į Liūtą. Mums mieliausiems pateis mūsų valanda galiausiai. Tai tada Liūtai turi 12 sėkmės balų, po 10 balų kiti 2 ugnies ženklai ir taip pat duos oro ženklams, tai yra dvyniams ir svarstykliams irgi duosime tų sėkmės balų, irgi patrupinsime. Kam problemiškesni metai? Saturno planeta dabar sukiojasi ties Žuvų ir Avino ženklo riba. Šią akimirką tas Saturnas yra stabdys, jisai sukuria sunkes, nepatogias situacijas, į kurias atrodo, kad tu neini, o per gyvenimą klampoji. Tai dejavo 2 metus žuvytės. Ir dabar po mėnesio kito, šią žiemą, tas Saturnas perės į Avino ženklą. Vadinasi, avinai pradės laužytis ragelius. Ir čia porai metų. 2,5. Kol perės per visą ženklą. Tai, ir toliau, galima toliau vynioti, bet čia turbūt svarbiausias tendencijos šitas. Galima daugiau čia improvizuoti ir daug, tarkim, kokia nors Urano planeta yra ties Jaučio ir Dvynių riba, dabar pereis į Dvynius galutinai pereidinėja, tai vadinasi, Dvyniams prasidės laiko tarpas, kada jie neramus, bet ir ieško savęs. Artimiausiais metais tai bus tie, kurie gimė pačioje ženklo pradžioje. Maždaug tai. Supratau. Savęs paieškos. Ačiū, Nagli. Man daug kas buvo tikrai labai įdomu, netikėtai, nes aš visada į astrologiją žiūrėdavau su tokiu tam tikru atsargumu. Ir tu man tą visą reputaciją labai pataisai šito reikalo. Ačiū. Ir tikrai labai įdomu tavęs klausyti. Taip, aš apie astrologiją galiu ilgai. Tai toks įdomus užsiėmimas. Pabaigai turbūt pasakykime taip, kad tikrai astrologija yra ne vietoj kažko. Astrologija yra į pagalbą kažkam. Ir jeigu to nepamiršime, šitos minties arba taisyklės laikysimės, tai tada viskas bus gerai. Ir nepaversti to okultizmu, ar ne? Svarbiausia, kiaušinį mušti į keptuvės kraštą, ne į keptuvės kotą. Nes ten jau viskas, joks horoskopas tada nepadės. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Žinokit, buvo žiauriai įdomu, naudinga ir jeigu norite įsijunkite jau šį vakarą TV3 žinias, pamatysite Naglį Šulį su orų prognozėm, o jeigu ne, tiesiog eikite ir pasiklauskite jo paties, kas jūsų laukia, tai padės jums išgyventi. O šiaip tai paspauskite like, užsiprenumeruokite mus ir antradienį vėl viskas bus gerai.